Brangstant dujom vis daugiau gyventojų savo namuose stato malkomis kūrenamas krosnis. Tačiau šildytis malkomis taip padarosi nepigu. Per pastaruosius metus jų kaina beveik padvigubėjo. Privačių miškų savininkai sako, kad prieš 2 metus 1 kubinį metrą malkų buvo galima nusipirkti už 60 litų. Šiemet vargu ar užteko ir 100. Pabrango ne tik privatininkų, bet ir miškų urėdijų mediena. Šiuo metu kaina yra gana aukštoka, kadangi pramonininkai per antro pusmečio konkursą sukėlė kainas taip jau virš 100 lito. Ir malkos 3 skaidrumo grupės dabar kainuoja apie 115 litų, 1 kubinis metras. Nors malkos brangsta, šis šildymo kuras bene pigiausias. Apskaičiuota, kad šildyti vidutinį gyvenamąjį namą dyzelinu per sezoną kainuoja apie 7000 litų. Suskystintomis dujomis 3/4, o pasistačius malkomis kūrenamą krosnį žiemą gali užtekti ir 1000 litų. Kad šildymo sezonas būtų kuo pigesnis, žmonės aktyviau ėmė pirkti malkomis kūrenamas krosnis. Šildymo katilų pardavėjai sako, kad palyginti su praėjusiais metais tokių krosnių parduodama 2 kartus daugiau. Žmonės vietoj vieno katilo, jau dabar, kurie anksčiau turėjo dujinį ar skystą kurą, ateina į prašo, kad įsigyti pigesnį, malkinį, kur galėtų bet ką pasikūrenti. Populiarėja ir dar vienas pastatų šildymo būdas – šildyti šieno granulėmis. Tai 50% pigiau negu kūrenti medienos granulės. Tačiau tokio kuro katilai už malkomis kūrenamas krosnis 3 kartus brangesni. Jie kainuoja apie 10 000 litų.